Sveiki, šiandien yra balandžio 22 diena. Atrodo lyg ir 34 diena nuo mano pradžios ir aš pradedu mokytis. Taip, rytinę savo mokymosi dalį baigiau. Dar pagal mano dienotvarkę tai dar vakarį kažkiek mokysiuos, bet atraportuosiu ryte, ką padariau. Perkim, ką tik pasirašiau. Diena 34, tai pusantros valandos dabar ryte prasimokau, vėliau dar parašysiu, kiek bus. Ir progresas chapteriai 8 ir 10. 8, 9 ir 10 vadinasi. Tai ką šiandien išmokau ypatingo, tai tai keisti URL dependent field of all list item. Tai jeigu prieš tai, ką mokiausi, buvo URL, kad tiesiog būtų integer primary key, tai tiesiog pirma knyga bus 1, antra knyga bus 2, nes taip duomenų bazė yra suskirstyta. Ir čia iš tikrųjų yra gan nepratingas dalykas, nes bendrai tarsi ir search engine nelabai ką pasako, ir hackeriam labai daug informacijos pasako. Tai toks labai nenaudingas dalykas. Tai šitoj vietoje tiesiog parodė, kaip UUID daryti, dar nelabai suprantu, kas čia yra, čia kaip ir biblioteka turbūt, ar čia Django kažkoks sukurtas dalykas, bet kam yra esmė, tai galiu parodyti, kad iš esmės, jeigu čia turim knygų listą ir jeigu mes paspaudžiam pirmą knygą, tai čia dabar po šitą slashą nebe vienas, o jau yra kažkoks encryptintas dalykas. Tai jis iš esmės gan naudingas, tik tai būtų geriau, jis būtų naudingas, jeigu būtų, pavyzdžiui, Django for APIs parašytas, bet tą turbūt vėliau kažkada parodės knygoje. Toliau, restarting the whole database, tai pradžio, kai mes setupinam, tai buvo, kai visai setupinam, kad čia būtų vienetas, ir kadangi dabar mes tą introducinam UUID, tai reikėjo visą duombazę kaip sakant, turbūt galima vadinti, kad tiesiog ištrinti. Tai ką padariau, tai ištryniau čia database SQLite ir visus make migrations šitos pacache ir initial šitą dalyką ištryniau, kad liktų tik tai initialize, ir vėliau vėl padariau migrations ir viskas tiesiog sugeneravo Django atgal šitos dalykus, padarė visus migrations. Toliau changing all authentication email templates. Tai ten kodė žiūrėjom, kaip atrodo visi tie template'ai, ir čia pagal idėją viską pakeitėm, bet ten su e-mailu man problema yra, kad registracija neveikia. Tai žiūrėsiu, parodys turbūt. Tai čia vienas, kurį mes pakeitėm. Ne. Čia template'as, kurį pakeitėm. Tiksliau nepakeičiu, nes čia kitaip atrodo negu pasietrodo, tai čia dar nieko nekeičiu, bet yra patys message'ai, kurie tiesiog juos galima pakeisti, ir čia lyg ir pakeitam, šitą lyg ir pakeitam. Tai čia iš esmės šitas labai naudingas dalykas. Dabar parodysiu, kaip viskas veikia. Tai čia dar biškai stilių pakeičiu, nes šis stilius buvo, kad viskas į viršų nuvažiavo. Čia dar su stiliumi reikės padirbėti, nes daug kas neveikia, bet books about veikia, this homepage, ok. Ir logout viskas tvarkoje veikia. Bet problema ateina, login irgi viskas tvarkingai gan atrodo. Bet problema su sign up ateina. Ir aš nesu tikras, kas čia yra, nes aš kai žiūrėjau, lyg ir su Django 4.0 versija Vincento viskas tvarkoja, bet čia kažkodėl tiesiog formos nedisplina. Tai man turbūt reikės dar po knygos pasiknis truputį, kame čia esmė ir įsiaiškinsiu vėliau. O dabar rytiniai daliai baigiu, ir tuomet rytoj vėl duosiu atnaujinimą, kaip man sekasi.